Tai ką tik suvalgiau plytą šokolado ir man atrodo, kad čia jau mums reikia pasišnekėti. Nu, gal ne mum, o gal man su savim reikia pasišnekėti, bet esmė yra ta, kad čia tikrai yra puikus ženklas, kad man jau šitą 2,5 mg dozę nebeveikia ir tikrai ją reikia pakelti. Ne dėl šitos plytelės šokolado. Aš čia visą savaitę, ta prasme, nu, atrodo, kad nieko nebenaudoju. Tai ir šiaip visas mėnesis yra ten su 0 rezultatų ir yra nevalgoma, galima sakyti, tik tai iš valios pastangų arba valgoma, kai tos valios pastangų nėra. Tai patarimais, aišku, labai fainai, kam ilgai veikia šitą mažą dozę, bet, na, pasirodo, tas mėnesis man parodė, kad tikrai tą dozę reikia pakelti. Ar ją reikia kelti ant 5, nežinau. Galbūt, kaip ir nemažai kas naudoja tą 3,75 mg pereinamąją, na, neoficialią dozę, bet yra tokia galimybė pasidaryti. Tai, žodžiu, ką aš dabar šiandien, kadangi mano yra leidimosi diena ir aš turiu oficialią paskutinę dozę iš virkštuko ir, kaip žinom, lieka ten ta auksinė dozė, tai nenukelti dar vienos savaitės su ta auksinė dozė, o tiesiog panaudoti šiandien išsitraukus su švirkštuku, ne 2, o 3,75 tą variantą, tą 1,5 dozės ir pasižiūrėti, gal padaryti va tokį kaip perėjimą į 5, tokį kaip tiltuką ir kad, na, nebūtų iš karto, apie ką jūs daug kas šnekate, kad perėjus nuo 2,5 iki 5 yra visi tie pykinimo labai dideli šalutiniai, tai va čia būtų toksai kaip gal pasibandymas pereiti o galbūt tą dozę net ir palaikyti, na, mėnesį ar daugiau pasižiūrėti, pasitarus su gydytoja, bet, žodžiu, man atrodo, kad jau, na, neverta man laukti dar 1 ar 2 savaitės su šitą dozę, nes jinai tikrai nebeveikia. Iš tikrųjų, vienas žmogus man rašė ir tokioj pačioj situacijai, kur sako, nu, aš noriu jau tą pabaigti su tais 2,5, nes man visiškai neveikia, gal susileisiu 2 ir aš taip, nu, žinot, nei aš gydytoja, nei ką, bet sakau, gal jūs taip nerizikuokit, gal pasitarkit su gydytoja, gal palaukit ant to kito švirkštuko jau pakeltos dozės, čia vis tik tai tas 2 preparatas, neaišku, kaip suveiks. Bet šiaip aš, aišku, nu, tikrai negaliu ir nenoriu ten kažkokių medicininių patarimų dalinti, bet ant savęs kaip ir galiu pabandyti, tai galvoju, vat ne 2 dozę, o tą tokią tarpinę susileisti ir pasižiūrėti, kaip veikia. Na, žodžiu, tikrai pasidalinsiu, kaip bus toliau, bet esmė ta, kad man atėjo laikas dozę pakelti.